Sveiki visi, su jumis laimingi piešiniai. Šiandien parodysime, kaip greitai ir paprastai nusipiešti kalėdų senelį. Taigi pradedame piešti nuo kalėdų senelio kepurės. Iš pradžių nusipiešiame kalėdų senelio kepurės apačią. Visą apačią piešiame banguotomis linijomis. Tuomet piešiame kepurės viršų, pradedame nuo kairės pusės, kylame į viršų ir einame link dešinės. Paryškiname prieš tai jau pieštą banguotą liniją ir kepurės gale nupieškime pūkelį, kuris taip pat bus banguotas. Iš kairės ir dešinės nusipieškime žandenas. Tuomet apvalę nosį, apvalės akis, vieną iš kairės, kitą iš dešinės. Tuomet nupieškime kalėdų seneliui ūsus. Pradėkime nuo kairės pusės, eikime link dešinės, tuomet leidžiame žemyn ir atkartojam identišką formą, kokią piešėme prieš tai viršuje. Gražiai sujungiame kontūrus. Dabar nuo kairės pusės pradedame piešti gražią, didelę, banguotą kalėdų senelio barzdą. Kylame link dešinės. Gražiai sujungiame kontūrus. Akytėse nusipieškime po rutuliuką, kairiajame šone ir apačioje. Nupieškime kalėdų seneliui burnytę, liežuvėlį ir dantukus. Šį piešinį gražiai nuspalviname. Ačiū, kad žiūrėjote.